Tai yra gyvenimas, tai yra gyvenimo būdas. Mes tiesiog taip buvom įsimylėję tarpukario architektūrą, mes tiesiog norėjom prie jos prisiliesti. Mes tą butą pirkom savo. Užėjus į butą, mes pamatom tos tipinius dalykus. Aukštos lubos, suapvalinti jų kampai. Aišku, kad valgoma ir saloną skiria tos dviverės sustumiamos durys. Įspūdingi švieslangiai. Dideli langai. Langai tokio dydžio, nežinau, aukštesni nei Petras. Tai visos tos smulkmenos autentiškos durys. Visos durys yra subtiliai dekoruotas. Ir tame bute yra išlikę 16 durų, visos jos originalios. Ir visos tos durys yra vienam tokiam jaukiam stiliuje, tokia nuostabi vienovė. Mes atkūrėm spalvas, atradom po dažų sluoksniais įvairiausius tautinio stiliaus ir art deko motyvus tame bute. Rinkom baldus, juos restauravom, pradėjom juos dėlioti, atkurti tą interjerą jau platesnė prasme. Ir žmonės vis norėjo mus lankyti, tai nusprendėm, kad laikas atidaryti muziejų. Mes su tuo mažu muziejumi savo svečiams grąžiname tą prarastą ir naikintą istoriją ir jie tiesiog tada išeina, man atrodo, labiau pasitikėdami, o kai pasitikė, tai ir kitus labiau myli. Mums nereikia važiuoti į Londoną, lėkti į New Yorką ar kažkur. Mūsų šaknys yra nuostabios. Art deko muziejuje mes kalbame, atsiversime tarpukarinės reklamas. Pavyzdžiui, kad buvo maisto pristatymas į namus. 1932 metais tokia paslauga. Lankėsi švedų ekskursija pas mus. Paklausim, kelintais metais pas jūs atsirado maisto pristatymas į namus. Ir jie buvo iš Malmo miesto, pasakė, kad pas mus dar nėra maisto pristatymo į namus paslaugos. Tada mes labai išdidžiai paskaitėme, kad tarpukariu Lietuvoje jau tokia paslauga buvo. Nepaisant to, kad šis butas tuo metu priminė tiesiog landynę, mes jį pirkom jau tikrai savo, mes galvom, kad tikrai čia tai gyvensime. Yra valgomasis salonas, darbo kambarys, miegamasis, nuostabi terasa. Bet mes pamatėm, kiek čia daug yra sluoksnių, kiek daug istorijos ir kiek daug temų, kurios vis dar Lietuvoje yra neišgvildentos. Ir mes nusprendėm, kad visgi čia turim irgi atidaryti muziejų ir dalintis visais atradimais, kurie čia įvyko. Mes neįsivaizduojam kažkaip jau gyvenimo šiandien be šių istorinių objektų ir be istorinių paieškų. Kažkaip mums tai ir terapija labai didelė, būti čia ir bendrauti su žmonėm, ir didelė terapija domėtis praeitim ir ten rasti daugybę įkvepiančių istorijų.